Sveikinamės jau mes su visais. Gražų bent jau pas mane penktadienį. Dar čia šiek tiek aš turiu techninių niuansų visokių pasidaryti. Vilma, gal tu galėtum save pristatyti? Tu labai smagu. Gerai, prisistatysiu. Tai ką, esu aš Vilma Jas, Facebook'e, aš Vilma Jazdauskienė. Esu intuityvioji mentorė, kuri padeda toksiškose santykiuose esančioms moteriams, kurios jaučiasi vienišos, pavargusios, įskaudintos, jaučia kaltę, nepasitenkinimą, nori prisitaikyti, nori būti geros. Ir tam, kad aš padedu tam, kad jos pajaustų tą vidinę ramybę, pasitenkinimą, lengvumą, paprastumą ir džiaugsmą tam, kad galėtų savimi džiaugtis ir didžiuotis. Kad jos atsigautų, kad jos pradėtų save mylėti ir kad pradėtų kurti visai kitokios kokybės santykiai ir visai kitokios kokybės gyvenimą. Išeitų iš tos aukos pozicijos, kaip nukentėjusios, kaip nieko negalinčios, kaip turinčios prisitaikyti į tą poziciją, kur aš galiu, aš kuriu ir aš darau tai su malonumu, su gerumu ir kuriu tokį gyvenimą, kuriame man pačiai gera gyventi. Nes jeigu man pačiai bus gyventi gera, tai bus gera ir vyrui, ir vaikams, ir draugui, ir partneriui, ir šuniai, katei, ir visiems kitiems. Nu, gali tu su manim sutikti, ne? Sutinki? Visiems iš tikrųjų, kaip bebūtų. Gal ir juokas neįma, bet iš tikrųjų, kol tu pačiai su savim negera, kol vat, nėra tos pilnumo, to prisipildymo savim, tol nu, tu net neturi ko duoti iš tikrųjų, kad ir kaip tai skambėtų, nes tu eini tada dažniausiai iš aukos, iš gelbėtojos pozicijos ir skundės, ir bambi, ir visi negeri, ir tas negerai, ir daug tokio visko. Ir šiandien mūsų tema yra apie laimę, galima nepasakyti, laimę santuokoje arba atvirkščiai. Kodėl tai vyksta, kad jautiesi nelaiminga santykiuose, santuokoje? Kaip manai, Vilma, kodėl moteris gali pradėti jaustis nelaimingos būdamos santykiuose? Nes tų priežasčių tai žinoma daug, bet tu iš savo pusės, nes iš tikrųjų mes abi kalbame apie santykius, bet šiek tiek skirtingai. Ir galutinis taškas vis tiek į tą patį suveda vėl. Tu šiandien pasirink iš savo perspektyvos, jeigu liks laiko, gal aš iš savo pasidalinsiu, bet dabar tu papasakok, kas nutinka. Aš galvoju, kad mes tom perspektyvom persipinsim, kaip mes visada persipinam, kai mes turim zoomą kartą, ne? Viena iš vienos pusės, kita iš kitos pusės ir pamatom, kaip skirtingai gali būti, ar ne? O ką tu čia klausai? Kodėl jaučiasi nelaimingos moteris? Kodėl? Nu, bet kažkas ar nutinka, ar emocijos, ką tu galėtum tokio išskirti, ne? Gal iš savo patirties, iš savo klienčių patirties. Nesakau, tu šiek tiek skiriasi iš mūsų, ne, perspektyvų, ką tavo moteris jaučia. Kažkur tas nelaimingumo jausmas gimsta. Kadangi mano tokia sritis, jinai yra toksiniai santykiai, o toksiniai santykiai jau savaime jau nekvepia ten gėlytėm ir rožytėm, nekvepia ten supratimu ir poreikių tenkinimo. O nelaimingumas tas atsiranda, kai tu jauti, kad tu darai tiek daug ir jautiesi neįvertinta. Jautiesi ne tiek nepripažinta, bet kad tu ir tavo vyras arba partneris, jūs kaip gyvenat kartu, kaip ir turit šeimą, bet pastovus kokie konflikčiukai.
nu, bet pastovus kažkokie nepasitenkinimai. Ir atrodo, aš čia paaukosiu, ar padarysiu savo laiką, ar darbą, ar laisvalaikį paminsiu, kad būtų tie santykiai geresni, ar ne, kad būčiau daugiau namuose, kad galėčiau daugiau padėti vyrui, kad sukurčiau tą šeimos atmosferą, namų atmosferą, kur visiems gera, aš čia save aukoju, o suma sumarum, nu, jauties, kad kažką nepadarai tai, ko tu nori, kur tu atsigautum ir tu gauni priekaištus atgal. Vis tiek kažkas ar vienu metu, ar kitu metu, vis tiek ateina, nu, nepasitenkinimas iš kitos pusės. Ir aišku, iš savo pusės. Iš vyro, pavyzdžiui, partnerio pusės ateina nepasitenkinimas, neišklausai, nepadarei, nesugebėjai to ir ano, tu nesi, kaip čia dabar prisiminti pavyzdžių ir iš savo patirčių, ir iš kitų moterų patirčių, kad tu nepakankamai gera man, kai tu sugebėsi, pavyzdžiui, užsidirbsi daugiau pinigų, aš skirsiu su tavim, o kai tu sugebi ir užsidirbi daugiau pinigų, niekas su tavim nesiskiria. Kad tu varai ten per 2 darbus, priperki maisto, vaikus surinki iš darželį ir išvedžioji ir viską tu padarai, ką palengvinti, nes tavo, pavyzdžiui, vyras sunkiai dirba, nors tu irgi sunkiai dirbi, ar gal daugiau dirbi, nes ir dar namai, o vis tiek tu nori palepinti, padaryti ką nors gero, nuoširdaus ir vis nepakankamai, ir vis negerai, ir tada galvoju, ir tada tu ant savęs supyksti, kad nepakankamai tu padarei. Ir pyksti dėl to, kad nu, vyras susierzinęs ant tavęs jau įtampa namuose, bet tu pyksti ir ant savęs ir kaltini save. Nu, blemba, nu nesu aš tokia durna. Nu, atrodo, į tą padarau, į viską suspėju ir aš jau per darbus lėkiu ir taip toliau ir panašiai. Nu, ir vis tiek kažkas nesigauna. Nu, ir kas? Ir tada lengviau yra fokusą nukreipti į aplinką, pavyzdžiui, į vyrą arba dažniausiai į darbą. Į daug būrelių ir daug užsiėmimų, į daug visko, kad tik būti arba mažiau namuose, arba būtent tiek užsiėmus, kad nekvaršinti savo galvos, va tais jausmais, kurie kyla viduj. O kyla tai nepasitenkinimas, kyla pyktis, kyla savigriauža, kyla kaltė, kyla daug savivertės dalykų. Tas pats nesugebėjimas, arba nepakankamai gera, arba atrodau negerai, pavyzdžiui, nepakankamai gera, ne. Atrodau nepakankamai gražiai, va šiandien nepasidažius. Ir man ateina, pavyzdžiui, koks priekaištas, nenupirkau alaus. Ir gauni, žinai, va šitą, nu va mano klientė sako, aš nenupirkau alaus vieną kartą, nors aš metus parneždavau jam alaus. Sako, ir aš gavau, sako, tu įsivaizduoji, Vilma, aš gavau pasakymą, tu niekada man alaus neparveži. O va to Tomo, ten draugo žmona, Tomas sako, jis visada gauna alaus. Jam žmona parveža, sako, ir Vilma, aš jaučiuosi ant tiek plėšantis, bet nieko nepadaranti tokio, kad aš būčiau vertinta. Ir va tokie maži dalykai, jie tiesiog kaupės, o tu kaip moteris, kaip žmogus, vietoj to, kad skleistum, gyventum, tu užsidarai, užsigniauži savo mintyse, kad nepakankamai gera, tose savo emocijose, nori pasakyti tam žmogui kažką, blemba, aš jaučiuosi negerai, arba aš vat susirgau, aš nenoriu, pavyzdžiui, šiandien valgyti daryti, aš noriu pagulėti, o tau tas žmogus pasako, nu tu visada sergi, o tu sirgai prieš 2 metus kokius, nes tu laiko galbūt neturėjai sirgti, taip normaliai atsigulus. Ir žinai, ir tada va galvoju, ar tai čia laimė stovėti visada vienai, turėti visus 5 kampus namų ir visada yra nepatenkintų ir visada yra nelaimingų, dar ir tu pati nelaiminga esi. Ir tada va įsijungi tu šitą stiprios moters, padarysiu viską,
oi, padarysiu viską dabar, man nieko nereikia. Ir tu tada pastatai tą vyrą į tokio, žinai, vaiko poziciją. Vietoj spręsdama tu, davai, ateini, šnekamės, nu kaip nors, einam pas psichologus, einam pas psichoterapeutus, einam pas coacherius, bet kur ne, tu atsisėdi savo ir gerai nusprendė, aš būsiu stipri, nu nes kas, aš turiu 2 vaikus ir vyrą. 3 Ir aš vaikus. dabar arsiu 3 vaikus. Aš atsimenu vieną momentą iš savo patirties, kadangi aš gyvenu užsienyje, gyvenu Danijoje ir aš vieną kartą užsinorėjau stalo, nu tokio savo stalo. Ir aš žinau, kad nu, mano buvęs vyras, jisai sako, tu nori, tu važiuok ir pasiimk. O kadangi aš buvau tuo metu nevairuojanti, teisės turėjau, o bijojau vairuoti, ir aš galvoju, nu, blemba, aš parsinešiu, nu tikrai aš noriu stalą, blemba, parsinešiu ir įrodysiu aš, ką galiu. Nu, žinokit, aš tempiau tą į salioną, tą staliuką per visą miestą. Ir aš atrodžiau, suprantu, tokia, tokia stipri, aš galiu, dabar aš galvoju, kam tai reikėjo. Ir žinai, vat, kaip moteris pradeda tikriausiai galėti viską, ne dėl to, kad jinai nori galėti, bet jinai jaučiasi, kad jinai yra priversta galėti. Nes visa tai, jeigu aš nepadarysiu, jeigu aš neišpildysiu to savo norą, aš dar kartą nusivilsiu. Ir kodėl aš galiu nenorėti? Ir kodėl aš negaliu turėti? Mhm. Žinai, Dažnai man tavęs klausantis dar šiek tiek įstepsiu, atrodo, nu, gal reikia pat garsiai vienas įk pasakyti, nu, tikiu, kad ir daugiau kas yra sakę, toksiški santykiai, nu, apskritai tai nėra normalūs santykiai, ne? Ir va tada toks klausimas, o kodėl moteris, nu ir vyrai, tikiu, apskritai, kodėl mes įeinam į tokį santykį, kur ten toli gražu nekvepia, nu, tikrai normalumu. Kas kodėl, vat, nu, nėra to vat, suvokimo, kad, nu, negerai, nu, nesąmonė, nu, taip neturi būti. Ar čia vėl grįžtam į tą, kad, vat, nėra tos kitos patirties ir tada, nu, bet kokie santykiai tinka, kad tik tą vyrą turėti. Čia, kai tu esi tame, tu nematai, kad tai yra, tai yra nenormalu. Nei Bet iš vienas, kur nei tai kitas. iš šeimos tada ateina tas, iš vaikystės kažkoks trūkumas, vat, tokiam gal atsipažinimą, vat, nes daugelis, aš suprantu, net nesupranta, kad jomis manipuliuojama yra, ne, vat, neatskiria manipuliavimo, neatskiria psichologinio smurto, iš tikrųjų mes labai sunkiai atskiriam. Tie patys nekalbadieniai yra pats didžiausias psichologinis smurtas. Ir gal iš tikrųjų verta tai garsiai pasakyti, kad va, tai nėra normalu. Taip, tai nėra normalu. Tai tikrai nėra normalu, kadangi aš dabar turiu tokį, kaip aš sakau, vienam gyvenime gyvenu antrą gyvenimą. Todėl ir dėl to aš galiu drąsiai sakyti, tai aš sakau drąsiai, ką sakau, ir galiu patvirtinti, kad gali būti kitaip. Gali tikrai būti kitaip. Ir toksiniuose santykiuose nereiškia, kad vienas žmogus yra kaltas. Yra 2 žmonės kalti. Tai 2 žmonės sukūrė tą santykį. O sukūrė iš to, kad nežinojo, kaip reikia bendrauti, pavyzdžiui. Kaip vyras tarp moters, nu jie bendrauja, kaip kuria santykius. Ko, pavyzdžiui, baziškai reikia, ko natūraliai baziškai reikia, kad tu pasistatytum gerus santykius. Kokį pamatą reikia kurti? Būti atviram, ar būti kiekvienas savo, turėti šeimos bendrą biudžetą, ar kiekvienam atskirai turėti biudžetą. Ar mes kalbam apie viską atvirai ir nepykstam už kitą išsakytą nuomonę arba kaip jis jaučiasi. Arba mes tiesiog išsakom, išklausom, o po to supykstam, susičirškinam ir nekalbam mėnesį. Supranti, vat to dabar iš mano pozicijos, nu man 42 greit bus. Ir
Ir aš galvoju, va, manęs nemokė. Aš neturėjau supratimą eidama į santykius. Aš įsimylėjau. Maniškis, pavyzdžiui, tai buvo, nu ir jis ir dabar yra gražus. Nu, gražus. Aš įsimylėjau viskas. Man su tuo čia madaniuku ir kuo jisai ten vaikščiodavo, ja. Viskas. Ir aš nėriau, ir aš galvoju, visos problemos įsprendžiamos. Ir jeigu jau kas mums bus sunku, tai aš viską jau patempsiu. Mes išsispręsim. Mano meilės užteks, žinai. Čia yra naivumas. Tai iš ko tada iš stipraus trūkumo vėlgi tada gaunas, kad į santykį įeinam ir tikimės ar ten pakeisti, ar kad vat, vienas padarysi, atidirbsi tos santykius. Tai vis tiek, vat, tokia pradinė, tai vis tiek tada kažkoks stiprus trūkumas, kažkoks labai stiprus, neatlieptas yra emocinis galbūt poreikis. Pats iš to, nu, nes, nu, aš tikiu, kad kurie augia darniuose, tam gražiuose pavyzdžiuose, nu, vat kažkai ar jie įeina, ne, tos vat, tokius santykius toksiškus. Kai yra tiesiog va, ta vidinė savęs pagarba. Žinok, man atrodo, kad vidinė savęs pagarbos galima, jinai, kaip pasakyti, jeigu tu neturi, tu gali išmokti. Ir aš pažįstu moterų, realiai, kurios irgi yra atėjusios iš tų toksinių ir nelaimingų šeimų, tarkim, kur geria arba kur, nu, vienu žodžiu, ten vairių problemų, bet jos sukuria gerą santykį. Nes jos iš vidaus, žinai, jos iš vidaus žino, ko jos nori ir kaip nori. O kai tu čia neri, va, pavyzdžiui, kaip aš, į santykius, nesuprasdama, kas tai yra santykiai. Aš truputį turėjau, prieš eidama į santykius, aš truputį turėjau tų psichologinių žinių, galvoju, nu jau mano žinojimo, užteks. Tuometinio, nu, neužteko, neužteko. Bet čia turi būti dviejų žmonių tas dalykas. Kad mes suprant, kad mes nieko neprivalom. Jeigu man ko nors trūksta ir aš galvoju, kad va, mano vyras arba partneris, jis turi man tai suteikti. Atsakomybės nusimetimas tiesiog, tas nuo savęs dar tas didelis vaikiškumas, tiesiog to vaiko pozicijai dar nori. Arba mums tikėjimas to susidėjus ružavus sakiniukus, va, apie tuos princus. Mes visas mergaitės prisiskaitėm tų pasakų apie princus, ar ne? Su laiminga pabaiga princas atjoja, ar ne? Bet o kas po tos pabaigos ten, tai gyvenimas irgi tęsiasi. Žinai? Ir mes to nežinom. Tai gerai, moteris vat, supranta, kad jaučiasi nelaiminga, tam, jeigu toksiškam tam santyki, jinai turi galimybę matyti tos taškus. Jeigu tai eilę metų kartojas, nu vis tiek ateina vieną dieną tas turbūt suvokimas, nu kad nenormalu. Nu kažkas čia ne taip. Ir jau kai va vien šitas ateina, kad tai klausimas, ar tai normalu, tai iš karto jau galima savo užsidėti pliusiuką, kad nenormalu, jeigu tai jau iškyla. Ir ką tada vat, to santykių daryti? Žinai, pavyzdžiui, mano, kiek aš esu girdėjusi, kiek su savo patirtim susidūriau, su savo klienčių patirtimi, kad tai yra toksiniai santykiai, jos tiesiog gyvenančios, jos galvoja, kad, nu, visi pykstasi, visiems ten yra negerai, ar ne, susitaiko, pasibučiuoja, eina miegoti, rytą jie vėl tas pats. Nu, va šitai, va negerai, jos priima gyvenimą kaip normalų, nu, visko gyvenime yra, nu, taip mus mokino, va toks yra, visko yra gyvenime. Čia įsitikinimas. Jo. Ir tada, kai, pavyzdžiui, aš labai rekomenduoju, tam, kad tas, kas yra nelaimingas santykiai ar ne, labai rekomenduoju paskaityti ar tekstus, ar postus, ar knygas apie kas yra laimingas santykis. Ir kaip jaučiamasi santykėje, kai, nu, geram santykėje, kur yra laimė. Jeigu pas tave taip jau negerai, jau vyras nesupranta tavęs, nepriima, gyvena savo, pats viską sprendžia, pastoviai nepatenkintas, taip toliau panašiai, tai vat arba tas vadinamas narcisistas. Tai tu pasiskaityk knygą apie narcisistus. Arba
pastraipsnį mokslinį, straipsnį, psichologinį straipsnį, kur psichologai kalba, ne taip pasigūglinus, ten Delfi ar dar kur nors, bet va, tokį psichologinį, iš patikimų šaltinių tokį straipsnį, kas yra toksiniai santykiai, kaip juose jaučiamasi ir kas vyksta. Va taip ar du podcastų pasižiūrėti. Ir tada moteris, va taip, negali būti, taigi pas mane taip negali būti, kad mano toksiniai santykiai. Negali būti. Argi tikrai? Ir dar pradeda gilintis ir tada, kad ir kaip mes nenorėtumėm, kad ir kaip nemėgtumėm mes tų žodžių toksinis santykis, aš esu toksiškose santykiuose, mes esam toksiškose santykiuose. Tai jau čia ir gėda pasakyti, kaip aš taip sugebėjau ateiti į tuos toksinius santykius. Bet va tai kaip ir pažįsti savo, kad nu jo, gerai, visi straipsniai, gerai, nuo ko aš galiu pradėti. Gerai, aš galiu sakyti savo vyrui, Agirdi, mes esam didžiam nu vat, dobėjai. Ir aš noriu jaustis laiminga. Tu irgi nelaimingas ir aš nelaiminga. Tai dabar pagalvokim, kaip mums padėti. Gal einam pas psichologą, terapeutus ar ką mums padėtų, nes mes tam perdam. Mes susitarėm, kad mes gelbėjom šeimą. Ir dirbam. Kiekvienas su savimi. Ieškom psichologo, coacherio, mentorio, ar kas kapstomės po savim, po savo emocijom, po savo mintim, kad nenuodytumėm to savo santykių. Ir jeigu mes abu sutinkam, gerai, jau mum abiem negerai, arba nors vienam negerai santykiai, tai jau bus negerai. Ir tada gerai, mes va tą turim, gerai, einam, sutariam, einam. Nu ir einam. Bet jeigu jau tu nori eiti, pavyzdžiui, moteris, ne, gali būti ir vyras, aišku, 50-50 tas pats, nu gerai, aš nenoriu, man gerai taip, kaip yra, tau čia susisuko, tu čia galėjai save atradinėti, išradinėti ir stengtis, o jeigu man bus koks nors ten tas, nu, toks, gausiu iš įkvėpimą, tada aš irgi pasistengsiu, bet tu stengtis turi. Tu moteris, tu židinį šeimos kurieni, tu taip toliau panašiai stengtis. Nu, ir tada tu irgi pradedi per save, per saviugdą, gilintis į save, atrasti save, suprasti save ir galų gale pasirinkti save. Nes kiek kartų tu rinkais vyrą? Ir vis tiek tu sėdi tam pačiam rezultate, tu ateini prie vieno ir to pačio taško. Vadinasi, tai ne čia. Tai nerinkimasis vyro ar kitų. Nes ir tu nelaiminga, ir šeima, ar santuoka, ar santykiai, kas ten yra, vis tiek jie nelaimingi. Ir tu nelaiminga. Tai gal tu nors vieną kartą, va taip nuoširdžiai paimk ir pasirink save. Jeigu nenori savęs rinktis, ir dirbti su savimi, jeigu nenori rinkti savęs dėl savęs pačios, rinkis dėl šeimos. Nes jeigu tu pradėsi keistis, ir partneris gali pradėti norėti, nes tu keistis, nes tu būsi kitokį. Na, o jeigu jis pasirinks nesikeisti, ir tu nebegalėsi tuose santykiuose gyventi, tada tu gali tiesiog ramia širdimi, ramia dūšia juos ir paleisti. Jeigu žmogus nori gyventi kitokį gyvenimą, o tu nori kitokį gyvenimą. Tai gal jūs išaugot jau vienas kitą, jūs padarėt, pamokėt, primokėt, permokėt vienas kitą, ar ne? Ir su lengva širdim išeiti iš tų santykių. Jeigu kiekvienas renkasi vis kitaip. Tai čia vat ir atėjom prie to paskutinio mūsų klausimo. Tai vat ką pasirink, ar verta visada tą santykį lipdyti? Kaip tu manai? Kokie vat ypač toksinės santykios jau tie taškai, kai tiesiog, va, kaip sakai, ramia dūšia paėmė ir nebelipdai? Va kaip mes vakar su viena kliente
kalbėjom, linkėjimai, jeigu jinai žiūri arba matys, jinai yra mano šaunuolė. Tai, kai viduj ramu, kad tu jau viską padarei, ką galėjai, kad tu jau pamatei, kad tavim nesirūpina ar ne, tavęs nevertina, tave, tarkim, galbūt net pajuokia ten prieš kitus, arba per dantį patraukia, arba jūsų paslaptis ten papasakoja juokais, arba iš tavo kokio nors veiksmo paprasto pasijuokia. Tai prieš kitus, o tam nemalonu. Ir žinai, ir tada toksai ateina, kai aš su savim prasidirbu, aš žinau, kad jo, viską aš padariau, ateina tas vidinis žinojimas, viskas, gana. Ir tada nelieka jokių piktų minčių. Ir tada nelieka jokio pikto jausmo, jokio kaltinimo. Tu tiesiog žinai. Tai čia yra geriausias variantas, va, kai tu tiesiog žinai, viskas, aš padariau, ką geriau, aš išeinu su tavo ta tokia dušia, aš nei kaltinu, nei pykstu, nei šmeižiu, nei bijau aš nieko daugiau. Ir aš išeinu ir aš tada pradedu gyventi kitos kokybės gyvenimą. Pradedu traukti visai kitus žmonės aplink save. Aš visai kitaip statau viską. Ir visai kitą turiu požiūrį ir įsitikinimus. Bet va, jeigu moteris, pavyzdžiui, yra labai daug moterų toksinėse santykiuose, kurios yra patiria ilgalaikį smurtą, arba net tą psichologinį smurtą, ar net iki fizinio smurto eina žmonės. Tai va klausimas, ar tikrai reikia iki tiek daeiti? Bet Ar tikrai reikia? Noriu va dar ką pabrėžti, gal ir mes dar galim kažkaip iškomunikuoti, kad va psichologinio smurtą kažkaip, nu va nemokam pastebėti, ne? Va kažkaip lik, nu, kadangi fiziškai tavęs kaip ir neliečia ir tu jo va tiesiog kažkaip va, nu, neįvertini, kad visokie vat pasakymai, tu čia tokia anokia, nu pažiūrėk tu į save, nu ką tu čia gali, tu be manęs niekas, tu pamatysi, tu čia mane paliksi, tu čia žlugsi, va tokie ir panašus, taigi jau yra psichologinis smurtas. Kad mes jį daleidžiam. Daleidžiam, bet esmė, kad mes neatpažįstam, neatpažįstam, nes mes pateisinam. Mes nenorim. Kodėl? Kaip tu galvoji, kodėl tada pateisinam? Nes mes nenorim matyti. Mano, pavyzdžiui, moteris, jos nenori matyti. Yra dalis moterų, kurios nenori matyti, jos pateisina. Tai čia aš pavargusi, tai čia buvo ant bajeriuko, tai čia taip gerai, bet buvo ant bajeriuko. Tai kodėl tu nepasakai stop? Kodėl nenubrėži ribų? Gal užtenka pasakyti stopą, Gerda, aš nenoriu. Baigim, nenoriu. Mane skaudina. Aš taip nenoriu, aš jaučiuosi, kad man skauda. Aš jaučiuosi neįvertinta. Aš nebenoriu, kad man skaudėtų, ar galiu nustoti. Supranti, mums kartais reikia, kad išvengti to psichologinio smurto, aš galvoju, kad mums kartais reikia nubrėžti ribas. Parodyti, jeigu jų vėl neperžengia, žinai. Šitoj vietoje aš tai bent jau ką pastebiu iš darbo su moteriam, kad tai yra dažniausiai atėję iš vaikystės. Tas toksinis santykis jau buvę šeimoje ir kodėl va šiais laikais dar kažkaip net ir privengiama, kad va ir šeimos ir vaikai, ypač mūsų karta, daug užaugę yra va tame toksime santykėje, nes visokie žodžiai, viskas ten, nu ir smurtas iš tikrųjų buvo kaip ir toleruojamas ir tai kaip ir nieko ir galbūt mes net ir va dėl to mums sunku suprasti, kad tai nėra normalu. Nėra normalu, jeigu mane žemina, jeigu mane skaudina, jeigu manęs negerbia, nevertina. Ir vat šitoj vietą gal vat ir gaunas vat tas toks disonansas, kad nu, tiesiog nesupranti, kad su tavim nenormaliai šneka. Tiesiog vat kol to darbo, kiek aš pastebėjau, giluminio nepadarai, kol iš šono tau, dažniausiai dar pačiam labai sunku tai pamatyti yra. Kol iš šono va tau neparodo, kad nu žiūrėk,
čia geri yra psichologinis smurtas, jeigu tau sako, kad tu čia žlugsi be jo, kad tu čia taip ir taip, tu va čia pamatysi, kas tau bus, jeigu tu išeisi ir mane paliksi. Tai jau yra va tas psichologinis smurtas. Tai tiesiog mano patirtis rodo, kad labai sunku tai tiesiog pastebėti, nes tai, nu tiesiog, vat, nuolatos toks bendravimas vykęs yra. Bent jau aš tą esu pastebėjus, nežinau, kokios tavo pastebėjimai, kodėl vat, nepasimato tas. Jo, nes mes gyvenam toj realybėj, suprant, jeigu mes, pavyzdžiui, taip esam tokios, žinai, turim tos geros mergaitės sindromą, ar nenorim būti geros, ne, kad ir savo vyrui, partneriui, nu, draugui, nu, vat kitam, antrai tai mūsų vadinamai pusė, ne. Mes taip mylime, mes norim suteikti jiem visą, ką geriausia, žinai. Ir valgyti padaryti, ir įpilti, ir skanesnį viską duoti, nu, kad pasiektamas būtų, kad mus pagirtų. Žinai, kad mes iš pagirimo jaustumėmės vertos. Va. Ir tada mes, kai gyvenam su tuo, gal ir mes, žinai, pirmą galvo, negerai, bet ai, perlipsiu, ai, čia dėl šeimos, žinai, gal čia šeimos visokių, žinai, tokių fidūzų, nu, tokių, žinai, savo cinkelių tur. Tai mūsų šeima gal irgi, bet tokį santykiai turi tokį cinkelį. Bet, žinai, gyvenant 2 mėnesius, 6 mėnesius, metus, 3, 4, 5, tu jau tavo tampa, tai tavo kasdienybė, tavo identitetu. Tau sunku tai pamatyti, jeigu tu nenori dar matyti. Čia, žinoma, ateina iš įsitikinimų, čia ateina iš šeimos, tai ateina iš kultūros, iš tos kolektyvinės kultūros lietuvių. Pavyzdžiui, kodėl lietuvių, pavyzdžiui, Lietuva, Lietuvos šeimas, Lietuvos vyrai, moteris vienokį požiūrį turi į vieną dalyką. Pavyzdžiui, danai, skandinavai, jie į tą patį dalyką turi kitokį požiūrį. Jeigu tu paimsi amerikiečius, žinai, tai jie dar galbūt kitokį požiūrį turi. Supranti, ką aš noriu pasakyti? Jo, bet Kad labai nuo auklėjimo, labai daug. nuo senovės, nuo protėvių, proprotėvių, tai eina, bet dabar keičiasi ir keičiasi ir keičiasi. Ir dabar yra tikriausiai, aš taip manau, kad yra moteriai sunkiau arba vyrui. Todėl, kad jie kaip suvokdami, man negerai, bet kai prieina tokį laiptuką, žinai, ką daryti, ar gyventi pagal taip, kai tėtis mama sakė, proseneliai sakė, arba giminė sako, arba viso visuomenė sako, arba tiesiog statyti save pirmą, savo prioritetus pirmai, savo savijautą pirmą. Ir va čia yra tas pasirinkimas, sprendimo priėmimas, pasirinkimas, peržengti tas normas, pereiti į kitą pusę. Man tai kaip tik labai atrodo dabar nuostabus laikas, kad tiek tas sąmoningėjimas, tiek va, tas ieškojimas, nu, jisai didėja. Ir labai džiaugiuosi, kad tikiuosi savo vaikam vis mažiau to perduosim, vat, to suvokimo, kas yra normalu, kas nėra normalu, daugiau perduosim ir kad tai vis nuvalysis kažkaip. Tai kažkaip aš džiaugiuosi to, kad tas vat, galimybė va, dabar yra mums tą daryti. Jo, teisingai. Taip, tiesa, aš sutinku 100%. Kad toks ir sunkus, sudėtingas laikotarpis, kai turi pereiti per save, per savo įsitikinimus, bet toks jis dėkingas ir fainas ir geras, kad tu gali tai padaryti, kai yra galimybė tai daryti. Ir kodėl nedaryti? Ir kodėl neiti, jeigu jau ir taip blogai? Žinai, mum ir vieniem, kaip aš girdėjau vieną kartą, man ir viena, moteriai ir vienai gali būti blogai. Aš ir savo problemų galiu ir vieną prisikurti, bet man reikia kažko, arba vyrui vienam gali būti, bet mums reikia to santykio, reikia to, kad būtų gera. Bet žinai, aš tik kažkaip galvoju geriau jokio santykio negu bet koks. Po tiek vat, metų, man atrodo taip, kad nereikia to šiaudo belio kokią griebtis, kad bet ką kurt.
Nu tai vėl sukursi, žinai, va tą tokį, kokį ir turėjai, jeigu už bet ko grėsės. Ir vėl į tą patį ratą tiesiog Jo, grįši ir grįši jo, ir grįši ir tada čia ir tą karmą gali ir giminę ir ką nori kaltinti, to kad vis į jo, į tą pačią upę jo, brendant. nes tai esi tu, kuris prisėmė atsakomybę už savo gyvenimą. Tu ir niekas kitas. Nei ta Jo. karma, nei ten dar kas nors gerai, viskas yra vienu metu, va taip gyvena, viskas, bet aš esu, nu, turiu tokią galią. Ar Pasiimk ne ją, ne? taip? Tu irgi gali tą patį pasakyti, kad tu turėjai galią pakeisti tai, ką tu pakeitei. Nu dabar žiūrėk, akytė švyti šypsena, iki ausų. Taip. Bet vat jo, ta baimė, žinai, vat vakar turėjau pažintinį pokalbį ir žinai, kodėl bijo dirbti su savim, bijo susidurti su tuo skausmu, kas yra viduj, kas skauda, ta baimė pamatyti save tikrą, bet iš tikrųjų tą skausmą, kol jo nepriimsi, kol jo nepažinsi, kol jo nepaleisi, nu, netransformuosi, nu, nieko kitaip nebus. Ir čia tik apsimetimas, kad, ai, nu, tai nieko nėra. Nustumi ir tas niekur nedingsta. Čia kaip su ta žaizda, ne, puliuoja ir gali puliuoti, kol tu jos neatveri, neišvalai ir neleidi užgyti. Tai tiesiog pasirinkimas. Jo, ir, Valia. jo, ir pasirinkimas, ir tas skausmas. Žinai, kaip pasakyti, dabar labai pagalvoti taip. Tas skausmas, jeigu mes bijom skausmą, bet mes jį jaučiam. Niekur vis tiek nuo jo Nes nepabėgsi. mes nepabijom, mes nervuojamės, mes pykstam, mes bijom, mes jaučiam kaltę, tai irgi skausmas. Tai irgi ilgas skausmas. Tai ką, geriau, kai jisai sėstų man į kūną. Taip, panikos atakos visos, ane, Panikos atakos. depresijos, sveikatos sutrikimai, tai jis niekur Jo, nedingsta. širdies permušimai, arba dar kas nors, ką geriau suma sumarom, tai turėti ir gyventi 5, 10, 15, 20 metų skausme. 20 metų tokiam va pasyviam skausme būti viskuo nepatenkintam ir tą gyvenimą va taip naudoti. Ar geriau vieną kartą ten mėnesį, 2 ar 3, nu kiek ten reikia. Tą skausmą gerai išsikeliu, pasižiūriu, susitvarkau. Viskas, likęs gyvenimas man kitoks. Aš galiu daug daugiau statyti, daug geriau daryti, daug geresnius santykius turėti su savimi ir su kitais žmonėmis. Aš galiu švytėti, jausti pilnatvę ir pasitenkinimą gyvenimu. Taip gyventi iš tikrųjų, neegzistuoti. Gyventi. Jo, o ne išgyventi. Kiekvieną dieną arba kiekvieną konfliktą arba taip toliau panašiai. O kai išsikeli skausmą, pavyzdžiui, mano pati patirtis asmeninė, kai aš išsikėliau skausmą, aš pamačiau tą skausmą, aš priėmiau tą skausmą, aš pamačiau, kur klydau, susitaikiau, priėmiau tas savo klaidas ir pas mane atsirado toks, žinai, tokia tuštumos, toks jausmas. Toks, žinai, galvoju, kas ta tuštuma dabar yra, kad tai yra laisvė. Laisvė nuo visko. Nu, įsivaizduokit, jeigu aš kančią nešios, pavyzdžiui, 15 metų, ne, tarkim, arba 10, arba 5 metus, ir štai, kai aš išsilaisvinu, tai nuo manęs kaip nuo grandinės, nu, kaip grandinės nukrenta nuo kūno. Paltą nusirengia, apsirengia naują. Taip, tai įsivaizduokit, jeigu jūs tuščia ir jūs kaip nuoga, sako, žinai, va ta nuogumo akimirka, gali galvoti, Jėzus, tai kai man baisiai dabar aš nuoga, ką man daryti, kas čia aš esu, blogas požiūris. O jeigu aš esu nuoga, jūs, pavyzdžiui, kai būnat nuogas, jūs galite užsidėti vieną drabužį, kitą drabužį, spalvotą, baltą, juodą, tokio ilgio, anokio ilgio, tokios spalvos, tokios formos. Jūs galite pasidažyti, jūs galite susišukuoti, tai priklauso nuo jūsų nuotaikos ir jūsų norų. Tai vad lygiai tas pats, kai išsilaisvini nuo tokių emocijų, tu gali statyti visai kitą gyvenimą, kaip su tais drabužiais. Taip, ir energijos daug daugiau atsiranda, vat kodėl vat tos energijos vat nėra. Tai vien dėl to, kad daug tų vat tokių kankinančių iš tikrųjų, nes vis tiek tai niekur nedingsta. Tu energiją nuteikia tada į tą tokį negatyvą, tą
amžiną kančią kažkokią savo, savo susikurtą, nes viskas mums duota pakeisti ir gyventi taip, kaip Jo, nori. žinai, man dažnai sako, man yra žmonių, kurie sako, nu, blemba, ko tu eini ir šypsais visiems? Nu, suprantate, aš nusišypsau, man irgi nusišypsau, žinai, tai ir tokia visa patenkinta, ir tai faina, ir taip gera, ir aš žinai, ką atsakau? Vieną ir tą patį atsakymą, aš neturiu priežasties liūdėti. Aš neturiu nei vienos priežasties liūdėti ir būti nepatenkinta. Tai kodėl aš turiu nesišypsoti? O aš tai pastebėjau, kad man kažkaip žmonės pradėjo padėti. Užleidžia į eilę, trūksta žetoniuko įdėti tą vežimėlį, paskolina, atiduoda ir tokių dalykų. Duris dar atidaro. Jo, galvoja smagu. Jo, dar padeda, jeigu paprašai, nors nepasiėmė, pavyzdžiui, prekės iš aukštesnės lentynos, kur galit padėti, aš nepasiekiu. Žmonės padaro. Arba, pavyzdžiui, pastebėjau, kad ir manęs kažkaip dažniau paprašo pagalbos. Vat močiutės kokios, tai matytas pojūtis tiesiog. Tai ką, Vilma, užsiplėpėjome, aš čia žiūriu jau. Aha. Tokia, iš tikrųjų, daugiau mes čia apėmėm, negu planavom. Bet kažkaip manau, kad kas klausysis, ypač apie toksinius santykius, tai manau, kad naudinga ir tikslinga. Ir tai nėra pasaulio pabaiga. Galima keisti. Viską galima keisti, kaip mes norime. Taip. Tai ką, tada kaip tradiciškai, ne? Kažkokį palinkėjimą, ką čia su ta nelaimė savo daryti, jeigu tame santykiai užpuola tas nelaimingumo jausmas tokį. Palinkėjimą moterim. Pradėkit mylėti save. Pradėkit rūpinti save. Nes nuo mūsų viskas prasideda ir mumis viskas baigėsi. Bet šiandien pat, nors mažą žingsnelį kažkokį priekį. Nereikia daug iš karto, nes nepavyks turbūt iš karto ten iki mėnulio nuskrist, bet kažką vat mažą dėl savęs. Jau šiandien. Jau šiandien? Taip. Vilma, dar kažką pasakyti nori. Aš norėčiau pasakyti, žinai, kad susiraskit, prisiminkit, susiraskit pačius skaniausiai kvepančius kvepaliukus namuose ir pasikvepinkit. Ir čia jau bus mažas žingsnelis. Ne? Ir čia jau bus mažas žingsnelis meilės. Ir išjauskit, kaip gera, ką tas kvepaliukas duoda, kokias emocijas suteikia. Ir tai darykit kiekvieną dieną, kiekvieną mielą dieną. Mažas toks, visai nieko, bet žinai, iš tų mažų dalykų susideda labai daug dalykų. Tie maži dalykai, kurie, kas čia padės, oho, kiek jie reiškia. Tas pačias lūpas pasidažyti, ar ten į plaukus kažką ten pasitept, bent jau, kad blizgėtų, ar dar kažką. Nežinau. Iš tikrųjų, nuo mažų žingsnelių. Tai dėkojam, kad žiūrėjo, dar ir žiūrėsit, atleiskit už tos pradžioj aidus. Visko būna, visko bus, visko reikia. Bet mes vis tiek fainai susitvarkėm su tais ailais. Tai mes įkelsim su Vilma dar prisijungimus, tiesiog nuorodas į mūsų grupės, kaip visada kviečiam, prisijungkit, ateikit, klauskit drąsiai, jeigu kas neaišku, jeigu jau jaučiat, kad norit pas Vilmą ar pas mane, galite užsiregistruoti nemokamam pažintiniam pokalbiui 30 minučių, kurio metu pažiūrėti galimybės, tam, kaip jums galima padėti. Nelikit vienas, šiais laikais tikrai yra pagalbos, tikrai yra galimybių ir drąsiai linkiu, koks tas santykis bebūtų, toksiškas, netoksiškas, jeigu negerai, tai drąsiai gali taip keistis. Tai gražus penktadienio ir iki kitų kartų. Gero savaitgalio. Ate?